Na ką, svarbi informacija. Nepaslaptys, kad nemažai mano sekėjų, netgi sakyčiau labai daugelis, dėka mano retorikos man sakė, eik su Žemaitaičiu, būk su Žemaitaičiu, jūs vienminčiai. Ir aš visiems atsakydavau ir esu viešai pasakęs, kad Žemaitaičio retorika man labai priimtina ir labai patinka. Tačiau yra gal keli klausimai, kuriuose aš nepritarčiau jam, bet labiausiai man abejonių kėlė jo balsavimai. Kalbam vieną, darom šiek tiek kitaip. Arba nedalyvavimo svarbiuose balsavimuose. Bet kuriuo atveju, šiuose rinkimuose galima pasidžiaugti, kad Žemaitaitis surinko tikrai daugiau negu kad pats tikėjosi. Mane bent jau tai tikrai džiugina, tačiau, kaip ir minėjau transliacijos pradžioje, svarbi informacija. Valdžia susizgrybo ir pamatė, ant kiek stipriai žmonės piktai prabalsavo prieš vatnikus, prieš konservatnikus ir prieš socdemus. Ir Žemaitaičio atiteko labai didelė dalis balsų. Kaip sakoma, nugalėtojo niekas neteisė, bet dabar valdantieji tik ką gavau žinią, kad net 6 apygardose mėgins perskaičiuoti balsus, kadangi ten Žemaitaičio žmonės išplėšė pergalės prieš konservatnikų vienmandatininkus ir prieš šitųgi minutėlę stebiu, kur ta žinutė gauta. Žodžiu, prieš valdančiųjų kandidatus labai maža persvara, tačiau laimi būtent Žemaitaičio kandidatai. Ir jie net 6 apygardose dabar mėgins perskaičiuoti. Tai nežinau, gal Žemaitaitis turi atsarginį planą, kaip nors ar žmonių tose apygardose, iš pradžių išsiaiškinti, kokiose apygardose tai bus daroma, o toliau skubiai siųsti ten savo žmonės, kad pakontroliuotų. Nes panašu, kad mėgina iš jo pavogti vienmandatininkus. Tai gerbėmi, jeigu kas gal tiesiogiai bendrauja su Žemaitaičiu, perduokite jam šią svarbią informaciją. Informacija tikra, 100% tikra šaltinis, kuris mane informuoja. Nė karto man nebuvo atsiuntęs nieko feikinio. Tai esu įsitikinęs ir šį kartą tai yra teisybė. Žodžiu, mėgins mulkinti. Klastoti, tikėtina. Mėgins klastoti 6 apygardų balsus ir iš Žemaitaičio atimti kandidatus. Tai tiek žinių. Pasidžiaukime, kad bent kažkas iš tikrai, daugeliu klausimų tinkamų žmonėms turi galimybę būti Seime, o ką gali žinoti, gal ir prasimuš dar aukščiau. Gerai, kol kas tiek, tai dar kartą kartoju. 6 apygardų balsus mėgins valdantieji perskaičiuoti ir mėgins nustumti Žemaitaičio kandidatus. Arba imituoti, kad čia biski mūsiškiai daugiau surinko. Nors šiai minutei akivaizdu, kad Žemaitaitis laimi. Iki.